Dabar ir jau technika kita, jie jau ir tokių gedimų nelabai, anais laikais, taigi mes turėdavom visko mašinos ant kelio, tekdavo remontuoti ir keisti detalės, o dabar jau kiti laikai, dabartinės mašinos jau, pavyzdžiui, ten setanio planas, ten kažką ant kelio jie ir padarysi, kokia nors smulkmena nebent kokia šlangelė ar ką, o šiaip jeigu koks gedimas, tai jau buksyras reik patrauksi, jau tik technika kitokia dabar jau yra. Čia neįdomu užmesti, jau dabar padarė. Aš išdirbau beveik pusę šimtmečio šitoje įmonėje. Ir todėl, aišku, labai daug yra susikaupę, sakyčiau, gerų prisiminimų, nors ir nelengvame darbe teko dirbti. Žmonės buvo pasiryžę dirbti ir dirbo, nelengvom sąlygom. Dabar tik su pavydu galima žiūrėti į autobusų modelius, į sąlygas, į galimybės dirbti, uždirbti, tinkamai pailsėti. Bet toks ir skirtumas yra, bet tai džiugina, kad dabar yra ryškiai geriau. Vienu metu pas mane ant buto gyvena Kautros autobusistai. Tik tai dabar iš Ukmergės autobusas atsirado, darbininkus vežioja. Labai malonus autobusistai, visi labai kultūringi, visi mandagus. Tu bilietė, kaip sakant, patogu įsigijai bilietėlį, ir aš turiu bilietą nusipirkęs. Kas ant kortelės čia papildau kas kartą. Ir aš pusę valandos nepraėjus, aš galiu persėsti kitą ir aš drąsiai už litą, kai sakant, važinėjau po galą miesto važiuoju. Man tai, nežinau, man patogu. Ir iš tiesų aš tai įmonėje dirbau visai nesenai, tik metus laiko ir labai džiaugiuosi, kad man teko tokia, kaip sakyt, galimybė ir taip likimas lėmė padėti suorganizuoti šitą šventę. Tai mintis kilo surengti bendrą šventę praeitų metų 2013 metų gegužės mėnesį, nes iš vienos įmonės, kuri buvo įsteigta 1934 metais, šiuo metu yra dvi įmonės UAB Kautra ir UAB autobusai. Ir mes pagalvojame tokį dalyką, kad iš tiesų tai visi svečiai, kurie sveikins ir vieną ir kitą įmonę, tai yra mūsų kolegos, mūsų partneriai, Lietuvos miestų parkų atstovai, tai ir politikai, ir mūsų draugai įvairūs. Ir mes nusprendėme, kad darome vieną renginį. Iš tiesų mes norėjome padaryti šventę, kaip sakau, ne kūnui, bet sielai. Ir aš manau, kad tas renginys tikrai pavyko, nes mes nuo pat ryto turėjome dalykinę konferenciją, praktinę konferenciją viešo transporto tema ir labai džiaugiamės, kad dalyvavo ir ministras, Seimo nariai, savivaldybės atstovai ir tiesiog mes kartu pasidžiaugėme nuveiktais rezultatais ir būtent tom, kad Kaunas vis dėlto yra viešo transporto istorijos lopšys ir iš čia būtent iš Kauno pradėjo vystytis viešasis transportas. Ir mes padarėme dar vieną, aš manau, kad tikrai labai prasmingą dalyką, mes įamžinome viešo transporto istoriją ir mes sukūrėme knygą, kurią padėjo mum išleisti Arvydas Pakštalis ir Brigita Tranavičiūtė. Ir mes norėjome parodyti žmonėm, kurie dirbo šiose įmonėse, kurie kūrė tą istoriją ir kad jie būtent pasidžiaugtų ir tiesiog būtų
įamžinti šios istorijos dalyviai. Tai šita knyga apie viešąjį transportą yra pirma Lietuvoje ir aš tikiuosi, jinai turės ir praktinę vertę. Mes norėsim padovanoti ir švietimo įstaigom, savo kolegom, kad transporto specialistam, kad visiems tiem, kurie domisi šią knygą. O vakare laukia arenoje labai tikrai įspūdinga šventinė programa, tai yra Keistuolių teatro pasirodymas. Tai tikrai mielas ir šiltas ir malonus renginys. Gerbiami Kautros ir Kauno autobusų parko vadovai ir kolektyvo nariai. 80 metų, žinoma, nėra pati gražiausia jaunystė, bet tai yra kaip tik tinkamas brandos amžius. Ir šiek tiek grįžtant atgal, prisiminus istoriją, kuri iš tikro buvo ir garbinga, ir puikiai, ir su gera visuomeninė opinija. Aš manau, kad tą istoriją kūrė tik tai žmonės, kurie dirbo, kurie dabar dirba ir kurie dirbs, žinoma, ateityje. Pati technika, technologijos šiai dienai nelabai daug ką lemia žmonių organizuotumas, lemia žmonių noras padaryti savo darbą geriau. Aš manau, kad visi kauniečiai, miesto svečiai yra patenkinti Kautros ir Kauno autobusų darbo ir linkiu geriausios sėkmės teikiant tas viešasias paslaugos, kurios yra būtinos mūsų visuomenė. Tai, kai Lietuvos įmoniai ir kuri išgyveno ir gyvena dabar antroje Respublikoje, tai yra tikrai labai daug, nes 80 metų, štai dabar mūsų antrajai Respublikai yra 24 metai, greit švęsime mūsų valstybės šimtmetį ir štai Kautros įmonė 80 metų. Tai yra tikrai solidus amžius ir daug įmonių buvo susikūrę ir jos dingo iš mūsų istorijos, iš mūsų horizonto, tik tai istoriniuose šaltiniuose liko, tai reikia didžiuotis. Kad štai paimsim, pieno centras buvo, tokia garsi įmonė Smetonos laikais neliko, o štai Kautra, aišku, kitas pavadinimas buvo tada, jinai išliko ir man ypač malonu, kadangi savo laiku teko būti ir valdybos pirmininku ir vieną lūžį, taip sakant, būti tiesioginiu dalyviu. Tuo metu, kai buvo Kautra privatizuojama, aš dirbau vicemeru ir teko būti tuo, kuris, kaip sakoma, galutinį sprendimą priėmė. Ir aš galvoju, tai buvo teisingas žingsnis ir šiuo metu Kautra įgavo naujus impulsus ir labai smagu, kad jinai plečiasi ir atskiruose rajonuose jau keleivius vežioja, štai žengia tvirtus žingsnius ir į sostinę. Ir ateityje palinkėčiau tokios pat plėtros, jaunatviškos energijos, gerbimo veteranų ir tada yra geri rezultatai. Iš tikrųjų, pirmiausia, tai norėčiau pasveikinti abi bendrovės su tokio garbingu jubiliejumi. Iš ties, net ir šiandien pranešimuose matome ir kas domisi, rūpinasi, yra atsakingi už viešąjį transportą mieste, žino kokią garbingą istoriją Kauno autobusų, pačios Kautros, kuri išaugo iš Kauno autobusų. Tai iš ties visos kartos dėjo didelės pastangas, kad sukurti tokią veiksmingą transporto sistemą ir aš manau, kad jinai tikrai pasiteisino ir verta mūsų pasitikėjimo. Na ir visus laikotarpio istorinius išbandymus tiek Kauno autobusų, tiek Kautros, tiek transporto priemonės, tiek žmogiškasis personalas, tiek ir vadovai tikrai išlaikė. Ir aišku, su kiekviena nauja perspektyva, nauja ateitim kyla nauji iššūkiai ir aš manau, kad su jais tiek Kautros bendrovė, tiek Kauno autobusų, kuri dabar jau baigė susijungti su Kauno troleibusais, iš tikrųjų tos iššūkius įveiks, atlaikys. Na ir norisi palinkėti, kad iš ties ir gyventojų lūkesčius labiau atitiktų ir transporto priemonės, ir pati aptarnavimo kultūra, ir kad tas pasitikėjimas viešojo transportu didėtų. Nes iš ties jau visuotinai yra ir Europoje, ir
pasaulyje pripažinta, kad viešasis transportas yra daug pranašesnis už privatų transportą. Taigi linkiu abiem kompanijom vežti ir kad žmonėms tai paliktų kuo geriausius įspūdžius. Iš tikrųjų, norisi visų pirma pasidžiaugti, kad tos dvi kompanijos iš vienos šaknies išėjusios surado savo vietą rinkoje, surado savo vietą ekonominiam ir visuomeniniam Lietuvos gyvenime. Iš tikrųjų, modernios įmonės, Kautra ir Kauno autobusai, tai yra vieni, sakyčiau, madų diktatoriai keleivių vežimo Lietuvoje. Ir tikrai man džiugu šiandien dalyvauti šitoj šventėje, pasveikinti kolektyvus, pasveikinti visus žmonės susijusius su keleivių vežimu Kaune, su šia švente. Ir tikrai, aš manau, yra labai prasminga ir tikiu, kad šimtmetį šitos įmonės švęs dar labiau išaugusios ir skaičiumi, ir kokybė. Iš tikrųjų, pasaulis vystosi tokiais tempais, kad tai, kas buvo prieš 10 metų iš fantastikos srities, mes šiandien turime ir tikrai šitos įmonės labai gerai įsisavina naujoves, informacinės technologijas, įdomus sprendimai, kurie tikrai padeda prigimtiniai žmogaus, būtent teisė į judėjimą. Ir tikrai yra labai malonu, kad tokios įmonės kaip Kauno autobusai ir Kautra šiandien yra Lietuvoje. Mes galime jomis didžiuotis, mes galime parodyti netgi kitiems kaip pavyzdį, kaip reikia dirbti, kaip reikia organizuoti keleivių vežimą. Naudojuosi visą laiką ir važiuoju keliais maršrutais ir esu labai patenkinta. Ir vairuotojai tikrai labai dabar mandagus, jeigu taip. Jeigu ten kas nors nepatenkintas, tai negali būti nepatenkintas. Ne, tai bus kitaip. Bus kitokios rūšies transportas. Ekologiškas bus, kadangi vis dėlto reikia gyventi tam pasaulyje. O mes, pavyzdžiui, iš tenai išėjom iš Šančių, juk be šilumą tik įsivedėm. Buvo tokie dūmai, kad visas rajonas kaukdavo nuo mūsų. Kūras blogas buvo. Nu tai tuo laiku buvo, viską darydavom, kad važiuotum. Ir mes išmokom daryti. Labai puikių žmonių buvo iš prieškario Lietuvos, toks, pavyzdžiui, motoristas Leipus. Nu tai auksinės rankas. Jis pasižiūri, už 200 metrų atvažiuoja, pavyzdžiui, karas, kas jam yra. Jaunuolis sako, aš jau dabar bėgsiu. Sako, ne. Sako, važiuok į liniją. Paėmė už kartą pakeitį, įlipo pakeitį. Važiuok, viskas tvarkoj. Buvo profesorius mūsų. Daug ten puikių žmonių buvo. Į veterano dinastijos buvo vairuotojų. Seneliai, tėvai, sūnai dirbo. Ne, tai susiekimas visada buvo ir bus. Bet jis bus visai kitokios tėkmės, bet 30 metų praėjo. Pas mus komposteriai buvo tie metaliniai, bilietukams. Arba geležinės konduktorės dar buvo. Mėtė monetas, jeigu jau nebuvo, turėt žinoti. Šitą. Dabar žiūrėkit, nieko nereikia. Kortelę prispaudė, viskas. O bus ateity, bus, matyt, naujas priemonės susiekimo, galbūt net į oro skraidysim iš vienos taško prie kito taško, iš savo balkono, iš balkono. Galbūt, bet bus pažanga. Po 30 metų manęs aišku nebus, bet jūs tikrai pamatysite.
pirmiausia, nežinau, ištvermės, nes įsivaizduoju, kad kely daug laiko praleisti, iš tikrųjų reikia daug tokio ryžto. Ir iš tikrųjų įsivaizduoju, kad sunku neužmigti yra prie vairo. Ir tiesiog tokio draugiškumo, tokios ištvermės ir turbūt visko, ko geriausia. Kad Kautrai, kad visada Wi-Fi internetas veiktų. Norėčiau palinkėti. Linkiu būti visą laiką laimingiam, šypsotis ir gerai važiuoti be jokių atsitikimų. Linkiu, kad visi dirbtų, gerbtų savo įmonę, kuo ilgiau uždirbtų, visiems sveikatos, pasisekimų, sėkmės darbe. Toliau su šypsena dirbti, nes geras žmogus, kuris dirba su meile žmonėms, yra vertesnis ir už auksą, nes auksas tai tik žiba, o žmonės spinduliuoja žmoniškąją šilumą. Ji yra pati verčiausia. Viskas.